Prieš vieną, po to nusprendžia atmesti kamuolį. Kairys baudos aikštelėje, gražiai ir į vieną pusę, ir į kitą pusę gali apspulso, norint atsitiesti ir pakeisti šio vakaro mačo eigą. Pieno žvaigždės ir dabar Kairys prieš Olanderį lengvi. Rodo Evaldas Kairys, kad reikėtų Brastui keliauti į kitą aikštės pusę. Vienas bando Kairys vikrumu įveikti. Ryanas Nikolas, žaidėjas, kuris profesionalo karjerą pradėjo Vokietijoje, prieš tai žaidė NCAA, čia 8 ir kol kas antrąjį iš rungtynių kėlinį 25. Brastas, toks nieko nesukuriantis perdėjimas, tačiau pats dviejų Pasvalio ekipos pergalių su nebloga serija atvykovotų kamuolių tiek klaidų statistika abiejų komandų yra labai panaši. Tačiau turbūt pagrindinis faktas. Sirutavičius prie 3 taškų zonos ir Kairys. 1-1, metimas yra taiklus. Viskontui. Vos 3 sekundės atakai, Kairys po krepšiu, žingsnių nėra, puskablis dešinė ranka laiku. Kai tik yra bent menkiausias šansas atakuoti, reikia tai ir daryti. Kairys. 1-1, Kairio vert. 5% taiklumu tik tai Vaidas Kariniauskas dabar nugarą. Čia jau galėjo atsakyti iš karto labai svarbiais 3 taškais ir šių rungtynių svečiai atsako 2. Wow! Gytis Sirutavičius, Evaldas Kairys, Verbstė ir išnaudoja. Antras bandymas Dainiui Šalingai nuveikti kažką geresnio. Vėl Evaldas Kairys prieš Jurisą Žušą, kuris turi 3 pražangas. Kairys ateina jam į pagalbą, bet Kairys pelno 2. Diksonas šiuo metu rungtyniauja į baudos aikštelę, čia iš po krepšio Kairio. Ir aikštelėje pasirodęs Pasvalio Pieno žvaigždžių snaiperis, nepataiko metimo, pavyksta dažniausiai komandams išsisukti be. Konto perdavimas Sirutavičiui, jo laimiai kamuolį išlaikyti pavyksta, po to Kairys susitvarko. Ir lieka vos 5 sekundės ir Kairys iš po krepšio. Skiria abi komandas, 52-47 rezultatas toks ir netoks jau ir didelis skirtumas žiūrint į naudingų to, kai atrodo meta Arvydas Gidra bent. Nors ir nekrito, vis tiek surinko 19. Apskritai vienas žemiausių Lietuvos krepšinio lygoje. Toli po krepšiu tą ir daro dabar Pieno žvaigždės. Greitos pražangos Olisevičius iki galo netaikliai atkovotas kamuolys čia. Kairys. Minutė 20 sekundžių lieka, Evaldas Kairys po krepšiu, dar vienas. Pamatysim Gytis Sirutavičius. Gera gynyba prieš jį. Ir matys. Dar 8 sekundės atakai, puikus perdavimas ten Kairiui, 2+. Bet ten po krepšiu šį kartą neblogai. Viskas buvo atlikta gynyboje. 24-43, kol kas sėkmingiau pradėjo šį ketvirtį. Antanas Ramanauskas, jis yra vyriausiasis rungtynių arbitras, dabar Kairiui perdavimas ir iš po krepšio. Šešėlis, jis pelnė 4 taškus, pataikė 2 dvitaškius iš 6. Išeina taip, kad Juventusas pirmą kartą suklydo šiandien. Lamonto perdavimas, taškai yra Vytautui Šarakauskui. O čia iš po krepšio gražus taškai, pelno jų. Kairys prieš Dmitrijevą gauna kamuolį, visiškai laisvas Kairys ir štai to. Mestinis ryžta, čia Evaldas Kairys jau 4 taškus vienčiame kėlinyje. Laikas skirtas nebuvo, Lamontas suranda krašte visiškai laisvą iš toli nepataikantį. Žvaigždės įsiskiria Gytis Sirutavičius 18 taškų ir 8 atkovoti kamuoliai. Kairys 2. Gytis Sirutavičius gavo perdavimą iš Brasto. Brastas taip pat yra geras tritaškininkas. Kurį išrašo dabar Evaldas Kairys, galimybė greitai atakai. Lamontas pakabintas kamuolys. Sekundžių Lietuvos Ryto atakai. O čia klysta Lukauskas, tokia nebūdinga jam klaida. Kirilas Nateška prasižengia ir tai be abejo. Peties per šitą atkarpą trečiajame kėlinyje apsigina Pasvalio komanda ir Dambrauskas, Gecevičius, Kavaliauskas, Orelikas. Neapvagė šio krepšininko. O dabar jau Kairys. Lamontas, jam Kairio užtvara. Po krepšių perdavimas Evaldui Kairiui, 2 taškai, tobulas. Kairys po krepšių, per Mauserį kairę ranką pataikė. Šiandien, kiek žinau, lik ir sveikas, jokių traumų jam nėra. Puikus Viskonto perdavimas. 2 iš 2 šitame kėlinyje. Prieš tai, sakiau, buvo vienas. Kairys.
Ir Brastas. Koks yra šeimininkų. Kailas Lamontas. Jo prasiveržimas, geras perdavimas Evaldui Kairiui ir šio... O dabar jis taip pat rezultatyviausias iš po krepšio. Bet ir nėra Michaelo Dixono susižeidusio petį per dvikovą su Lietuvos Ryto. Čia graži ataka. 38-35. Tokia pat, 0-7. Iš po krepšio 2 taškai. Kailas Lamontas. Lamontas į baudos aikštelę ir tapo Suomijos čempionė. Šiame sezone kol kas nėra lengvas. Jau 9 taškų persvara. Diksonas pasirodė aikštelėje ir viską vėl. Kairys ir Skučas, kalbant apie Pieno žvaigždes. Labai gražus perdavimas ir iš po krepšio pelno. Lemontas 2 prieš 2 su Kairiu, gražus perdavimas. O atrodė, kad šias rungtynes galėsime baigti žiūrėti miegodami lygų. Tame kelinyje taip ir dabar Pieno žvaigždės turi galimybę dar labiau apkarpyti. Yra tikrai labai prastas rodiklis, o dabar Evaldas Kairys. Geras rungtynes, tuo tarpu su Nevėžiu buvo pradingęs jis Lamonto. Ir Paulius Dambrauskas antrose rungtynėse iš eilės šį žaidėją pasirenka Virginijus Šeškus. Visą žaidybinį laiką reikės šiek tiek pagalvoti apie naują sustygavimą. Čia Evaldas Kairys panaikinti savo deficitą nuo 22 iki 16 taškų ir čia įspūdinga ataka. Nepavyksta pusantros minutės sužaistos pirmajame ketvirtyje Laimonas Kisielius. Jogėla, koks perdavimas. Ir statusą, ir kodėl jinai čia, ir kodėl jinai serga už Pasvalio Pieno žvaigždžių komandą, kuri... Jo prasiveržimas, perdavimas ir Kairys dėjimas iš netaiklus. Prameta dabar Antumas ir čia triukšmo lygis didėja. Viskonto perdavimas ir Evaldo Kairio. Naujas 14 sekundžių Pieno žvaigždėms. Gražus perdavimas, dėjimas iš viršų. Atgal. Ir puikus perdavimas po krepšio numeris. Jakovas Vladovičius. Komandos debut. Per trečiąjį kėlinį pelnė 31 tašką. Labai geras buvo. Ir dabar Evaldas Kairys. Martynas Linkevičius bei Deividas Pukis žaidžia. O čia dėjimas iš... Trukdė Kairys. Diksonas lenda iki pat galo, atmeta Kairys iš viršaus loptės. Jau turi 9 taškų pranašumą. O čia po kamuolį gauna Evaldas. Čia Jogėla. Ir pataiko dabar Brastas. Kairiui Kairys iš 3 taškų zonos. Ir štai taip. Evaldas Kairys. Kairys priverstas atakuoti iš toli ir pataiko. Taip Lamontas žaidžia įsikandę savo marškinėlius. Į burną labai. Laikos Buterlevičius. 10 sekundžių Juventus ir perdavimas. Komanda vykdys rungtynių planą, kokiu intensyvumu ir su kokia energija pradės rungtynes ir kaip išpildys visą tai, ką turėtų išpildyti. Ir po tokios pertraukos 2006-2007 metų sezone buvo atsidengti kamuolį gauna. Užtvarą stato Simas Galdikas 2 prieš 2 nepavyksta už pertraukos. Kol kas didžiausias ir apskritai pirmąjį kartą šią surungtą ir ten iš 2 rungtynių susidėjo tos dvikovos. Ventos prakeičia prie 3 taškų zonos. Ignas Razutis, pagrindinis Mažeikių komandos įžaidėjas. Džeimso Andersono metimas. Džeimsas Andersonas. Komanda 17 taškų yra surinkęs Deividas Gailius ir 8 taškus lygoje tiek žiūrint ir į vieną, tiek į kitą komandą ir į visą Lietuvos krepšinio lygos statistiką. 3 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Vasilijus baudos aikštelėje, gražus perdavimas ir Pukis. Ir blokus šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone Žalgiris laimėjo. Sunkiai lyderių, aišku, ne vienintelis jis pavojingas šioje ekipoje, dabar blokuojama. Neskuba 5 sekundės, jau liko tik tai atakai. Markusas Monro gauna bloką. Šiek tiek jau ir pradėtų skubėti Labuckas ir gauna bloką. Jis labiau yra atakuojantysis gynėjas ir tarkime būtent su Mažeikiu. Valdas Dabkus ir Šaunas Braudusas. 46-23. Gražus perdavimas ir koks Kairio blokas.